Ei, tu, taip, būtent tu. Įsivaizduok, kad turi galimybę pakeisti pasaulį, bet tave stabdo ne tavo idėjos, o tavo lytis. Skamba nesąžiningai, bet būtent taip dešimtmečius ir jautėsi moteris moksle, technologijose, inžinerijoje ir matematikoje, STEM srityse. Bet kodėl? Statymo tikslas išanalizuoti moterų dalyvavimą STEM srityse Lietuvoje bei Europoje ir nustatyti, ar statistiniai rodikliai patvirtina vis dar gyvuojančius visuomenės stereotipus. Siekdamos patikrinti stereotipų pagrįstumą įsikėlėme 4 uždavinius. 1. Vertinti STEM absolvenčių dalį. 2. Nustatyti tęstinumą į doktorantūrą. 3. Identifikuoti stiklinių lubų efektą. 4. Sugretinti statistiką su stereotipais. Taigi, pirmiausia, vertiname moterų dalį tarp STEM studijų programų absolventų. Analizai pasirinkome Pasaulio banko duomenis, kurie yra tiesiogiai susijęs su Jungtinių tautų 5 darnaus vystymosi tikslu – lyčių lygybė. Nors Lenkija išlieka tikra STEM lyderė, kurios rodiklis viršija 40%, jos sprinto kreivė rodo nedidelį nuovargį ir pamažu leidžiasi žemyn. Tuo tarpu Lietuva laikosi tvirtai kaip uola, išlaikome stabilų, maždaug 30% siekiantį rodiklį ir juo nuosekliai lenkiame pramonės milžinę Vokietiją, kuri moterų pritraukimo į STEM sritis kelyje vis dar stovi kamštyje. Tokia tendencija įrodo, kad inžinerija ir matematika Lietuvoje neturi lyties, o mes esame arčiau lyčių balanso nei kai kurios didžiosios ES ekonomikos. Dabar apžvelkime tolimesnį akademinį kelią. Moteris dažniau nei vyrai siekia 3 pakopos išsilavinimo, o 2021 metais pasiekta lygybė. O Lenkijoje užfiksuotas drastiškiausias pokytis. 2020 metais moterų daktarų skaičius krito netgi 2 kartus. Na ir tarp mūsų lygintų šalių Vokietija tai vienintelė, kurioje vyrai stabiliai lenkia moteris. Nors bendra doktorantūros statistika Lietuvoje rodo lyčių pusiausvyrą, specifinėse srityse išlieka didelis atotrūkis. Moteris dominuoja biologijos moksluose, tačiau IT, matematikos bei inžinerijos kryptyse jų dalis išlieka minimali. Palyginus 2018 ir 2021 metus matome pavojingą tendenciją. Nors bendras moterų daktarų skaičius stabilus, vis telkiasi tik biologijoje. Strateginėse srityse, matematikoje ir architektūroje fiksuojame drastišką kryptį, o IT bei inžinerijoje vis labiau atsiliekame nuo ES vidurkio. Tai rodo, kad Lietuvoje STEM stiklinės lubos nenysta, o stiprėja būtent aukštųjų technologijų kryptyse. Lietuva demonstruoja išskirtinį potencialą gamtos moksluose, kur moterų dalis aukščiausiose pozicijose jau viršija ES vidurkį, tačiau socialiniuose moksluose dominacija tik dar aiškiau apnuogina STEM srityje išliekančias stiklinės lubas. Mūsų tikslas buvo aptikti stereotipus savo aplinkoje, todėl gimnazijoje apklausėme 35 mokinius. Net 48% merginų ir 64% vaikinų mokslininką vis dar piešia kaip vyrą. Tai tiesiogiai paaiškina stiklinės lubas. STEM viršūnėse moterų vidutiniškai turime tik 24%, kol socialiniuose moksluose jos jau dominuojasi 54%. Nors skaičiai rodo merginų proveržį STEM, visuomenės stereotipai vis dar nubrėžia nematomas ribas. Statistika patvirtina, talentas yra universalus, o mokslas neturi lyties.